norėčiau nuo tokios savo amžinosios litanijos, kaip aš sakau, nes man atrodo, ypač tiem, kurie pirmą kartą klausosi, svarbu žinoti, kad ezoterizmo tyrinėjimai yra pakankamai nauji pasaulyje. Aš jau net nekalbu apie Lietuvą. Ir apskritai pastarąjį dešimtmetį vakarų humanistikos ir kitų pasaulio regiono akademiniuose tyrinėjimuose vyksta tokie labai svarbus tektoniniai lūžiai, kurie atsispindi radikaliuose tyrinėjimų strategijų, metodologijų ir teorinių prieigų transformacijose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pradedama drąsiai analizuoti temas, kurios ilgą laiką buvo marginalijose. Jų niekas nenorėjo, nedrįso, tai nebuvo legitimu liesti. Ir tuo pačiu imama kvestionuoti iki tol dominavusius akademinius įsitikinimus. Šie pokyčiai ypač ryškus palyginus su vadinamąja klasikinė islamistika arba islamologija, kurią atstovautų galbūt kažkam girdėtos pavardės kaip Louis Massignon, Gustav Edmund von Grünebaum, Francas Rosenthalis. Tai ši klasikinė prieiga prie islamistikos mokslo, ji labai keičiasi ir tos įsišaknijusios nuostatos yra smarkiai peržiūrinėjamos ir keliami nauji klausimai atsišliejant nuo ortodoksinio stuburo. Klasikinėje islamistikoje atskaitos taškas visą laiką buvo islamo ortodoksija. Ir tyrimai buvo orientuoti į tai, kad labai neatitolti nuo tų tiesų, kurios buvo į tą mokslą įvestos. Dabargi pastaruosius 20 metų pasaulyje, Lietuvoje žymiai mažiau, mes jau drįstame imtis temų, kurios seniau atrodytų kaip haram, kaip neleistinas, draudžiamas dalykas. Ir jeigu mes atsigręžtume į šiuolaikybę, apie kurią jau minėjau pradžioje, tai šis lūžis labai svarbus ir dėl neakademinio motyvo. Juk ir mūsų gyvenimas tapo labai vartotojiškas. Jame be galo daug technologijų ir žmonės ieško ne tik teorijų, bet ir veikiančių mikropraktikų. Kaip tvarkyti su nerimu, kaip nustoti blaškytis, kaip rasti gyvenimo prasmę. Ir talismanai, žvelgiant į juos plačiaja prasme, čia tampa įdomus kaip ankstyvoji tokios, na aš taip metaforiškai pavadinsiu, kognityvinės higienos, klaidingai suprantamos kaip greitos išeities. Ne, tai nėra greita išeitis. Tai kognityvinės higienos forma. Tai materialus arba kalbinis objektas, kuris sugrąžina mus į ketinimą, į intenciją, sutelkia mūsų dėmesį ir apibrėžia tai, ką mes darome. Kitaip tariant, mes susikoncentruojame ties savimi ir kur link mes einame. Kitaip performulavus, sufijų life hackas, jeigu taip galima pavadinti, nėra triukas prieš pasaulį. Tai triukas prieš savo paties išsibarsčiusią sąmonę. Nes dabar mūsų užduotis, šiuolaikinio žmogaus užduotis, ją surinkti. Tai dėl anksčiau minėtos ir dėl šios priežasties filosofinių ir ezoterinių islamistikos temų analizė tampa itin reikšminga, nes mes galim iš naujo peržiūrėti, kvestionuoti mažai tyrinėtas problematikas, apgalvoti, kas apskritai yra islamo ortodoksija, ar ji tokia apskritai egzistuoja. Nes ar yra žodis, ar yra arabiškas žodis apibrėžiantis islamo ortodoksiją. Koks tos vadinamosios ortodoksijos santykis su islamo ezoterizmu ir ar egzistuoja kažkokia regula, kurio apibrėžia, kas yra ezoterizmas, kas yra egzoterizmas, kaip jie tarpusavėje sąveikavo ir kaip tebesąveikauja iki šiol. Taip pat gilinamas į islamo okultizmą ir ezoterizmą, nebijant pabrėžti, jog tai neatsiejamos būtent islamiškos praktikos. Buvo polinkis ezoterinės praktikas atsieti nuo islamo. Taip nėra ir apie tai aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Na, o šiandien mano aptariama tema, talismanijos mokslas, yra problemiška dviem aspektais. Pirmiausia, tai ji patenka į mano minėtų akademinių tyrimų paraščių zoną.
kurioje ilgą laiką dalyvavo teologinis pagrindas. O antra, talismanijos fenomenas islamo ortodoksijos kontekste tradiciškai buvo ir iki šių dienų išlieka. Jeigu mes paklaustume musulmoniškose šalyse gyvenančių žmonių, ką jie apie tai mano, jie ne vienbalsiai, bet dauguma tikrai sakys, kad tai yra draudžiamas reiškinys, kad tai yra haram, nes galbūt prieštarauja pagrindiniai islamo doktrinai, tauhid, Dievo vienaties doktrinai. Islamo teologija tauiz, jau čia nebe tauhid, jau tauiz, amuletai, užkalbėti objektai ir talismanai, kuriems priskiriama apsauginė ar palaiminimo funkcija, vertinami itin kritiškai. Jie gali būti įvairios formos. Tai gali būti kažkokios apyrankės, kaip mano, gali būti kažkokie pakabukai ant sienos, gali būti lentelės, gali būti talismaniniai marškiniai, gali būti kažkokie siuviniai įvairiausiomis formomis. Ir ant jų paprastai kažkokie išraižyti simboliai, išsiuvinėti simboliai, Korano eilutės. Ir jiems be abejo priskiriamos maginės savybės. Ortodoksinėje teologinėje perspektyvoje jų vartojimas dažnai laikomas širk. Širk išvertus iš arabų kalbos reiškia kaip stabmeldystė ar toks politeistinis veiksmas. Nes pagal tauhid doktriną, pagal tai, kad Dievas viską nulėmė ir tik vienatinis Dievas gali suteikti apsaugą, šis principas pažeidžia. Tai materialus daiktas veikti negali. Bet tas daiktas nebūtinai veikia savarankiškai. Ir remdamasi naujausiais šios temos tyrinėjimais, su kuriais aš esu puikiai susipažinusi, aš keliu tokią prielaidą, jog islamo talismanai ne tik neprieštarauja tauhid, bet islamo viduramžiais įgavo iki tol negirdėtą filosofinę teurginę formą. Teurgija tai yra Dievo veikimas, kai kažkas vyksta įsitraukiant, veikiant Dievui. Ir pagrindinis veikėjas yra būtent Dievas. Tai mums leis iš naujo pažvelgti jų vaidmenį islamo dvasinėje kultūroje ir tuo pačiu mes apžvelgsime platesnį jų naudojimo kontekstą. Grįžtant prie lifehackų, tai aš netgi pasižiūrėjau, kaip apibrėžia šiuolaikiniai lietuvių kalbos žodynai. Ir jie sako, kad tai yra gyvenimo gudrybės, metodai, strategijos padedančios efektyviau, patogiau tvarkyti kasdienius reikalus, spręsti problemas ir taupyti laiką bei jėgas. Jeigu mes kalbame iš islamo talismanijos perspektyvos, čia turbūt reikėtų šiek tiek niuansuoti ir iš karto nusibrėžti savotišką skirtį. Nes iš mano tyriamos perspektyvos hekas nereikštų sukurk pats savo magiją, pasidaryk pats savo stebuklą ar susikurk kažkokį stebuklingą daiktą, o greičiau, kaip sakydavo graikai, tai techne tų heutų, tavo paties technologija, savasties technologija, tai metodas, kuris suteikia intenciją, kuris paskatina veikti, sukoncentruoja dėmesį į tai, ką mes darome ir sugrąžina mus į nuolatinį prisiminimą to, kas mes esame. Tas prisiminimas siejasi su zikr savoka islame ir zikr tai yra Dievo atminimas, nuolatinis Dievo vardų, Dievo vardo kartojimas ar kažkokių tai konkrečių frazių atliekant ritualus. Tai tokiu būdu talismanas tampa ne alternatyva Dievui, o priminimas, zikras, kad priežastis ir visi daiktai veikia tik Dievo žinioje. Taigi, kaip ir rašiau savo paskaitos apraše, magija, okultiniai mokslai, uždrausti ingredientai ir nematomas homo magus, haram ar halal islamo tradicijoje. Šioje paskaitoje aš trumpai aptarsiu islamo talismanijos raidą, kaip nuo astralinio priežastingumo, nuo ritualinių instrumentų talismanai tapo sufijų filosofijos dalis ir tai įvyko, dabar jau šis terminas retai vartojamas, bet tai įvyko islamo aukso amžiaus laikotarpyje, veikiau tai reikėtų vadinti islamiškų renesansų, nors šis terminas irgi labai kvestionuojamas ir ginčytinas. Tai išgirsime, kiek pagristai ir kiek teisėtai talismanų mokslai ir praktikos buvo įtrauktos į sufizmo filosofiją
Ir aš kalbėsiu apie 4 pagrindinius islamo renesanso mąstytojus ar islamo viduramžių, kas irgi nėra tikslu, nes tai netitinka mūsų europinio supratimo apie viduramžius mąstytojus, tai Šihabudinas Suhravardi, Al-Kurtubi, Ibn Arabi ir Al-Buni. Viskas sufijų filosofijoje ir ypač talismanijoje atrodo labai paprasta. Na, tikri lifehackai. Paimi, perskaitai, padarai, užrašai ir viskas kaip ant delno ir viską turi, ką nori. Taigi šioje skaidrėje sudėjau kelis tokius pačius populiariausius pavyzdžius, kuriuos aptinku ir mokslinėje literatūroje ir pati mėgstu vis apie juos pakalbėti. Tai pirmoji lentelė Al-Kurtubis iš jo veikalo Picatrix, čia būtų 10 amžius po Kristaus. Matome tiesiog kažkokius mums atrodančius hieroglifus, tai yra sigilės. Ir receptas labai paprastas. Šios sigilės turi būti užrašytos ant audinio gabalo Veneros dieną ir Veneros valandą, kai ascendentas yra antrajame tauro dekane. Aš čia dabar skaitau, koks yra įrašas būtent pačiame Picatrix veikale. Picatrix veikalas arabų kalba vadinasi Hayatul Hakim. Ir aš jau kalbu apie lotynišką jo variantą, nes labai ilga yra vertimų tradicija, aš čia nesigilinsiu, bet labai nuo pagrindinio veikalo netitolta. Tai kai sigilės užrašysim ant audinio gabalo, tam tikrą dieną, tam tikrą valandą, kai planetos yra palankiai išsidėsčiusios, reikės padegti audinio kraštą, garsiai ištariant mylimojo ar mylimosios vardą. Ir kai tai atliksite, jūsų simpatija jūs tikrai įsimylės visam gyvenimui. Antrasis lifehackas – Al-Bunis Shams al-Marif. Ši lentelė yra labai populiari, vos ne visose veikaluose yra pateikiama kaip iliustracija, ten, kur kalbama apie islamo talismaniją. Ji gali įrašoma, įspaudžiama į žiedą, į pakabuką ar užrašyta ant popieriaus, išmirkyta lietaus vandenyje arba meduje ir suvalgoma. Naudojama krūtinės skausmams malšinti, kaip priešnuodis nuo skorpionų ir gyvačių nuodų bei siekiant klestėjimo. Ir aš šiek tiek vėliau pakalbėsiu, kas yra Waqf. Tai yra tokios talismaninės lentelės. Jos gali būti, kaip tik prieš kelias dienas skaičiau, kad gali būti daugiau negu 100 eilučių ir stulpelių. Ir tai yra kaip savotiškas sudoku. Visur turi suma sutapti ir vertikaliai, ir horizontaliai, ir įstrižai. Ir šie skaičiai čia nėra šiaip skaičiai. Tai yra išverstos į skaičius arabų kalbos raidės. Todėl, kad yra abjad sistema, pagal kurią kiekviena arabų kalbos raidė turi skaitinę vertę. Tai šio talismaninio įrašo, tai nėra talismanas, tai yra tik tai įspaudas į talismaną. Suma yra 34 ir skaičius 34 yra minimas keliose Korano sūrose, keliose Korano skyriuose. Ir manoma, kad būtent šis įspaudas suteikia Dievo apsaugą, gali paveikti jūsų ketinimus, jeigu jūs turite suformulavę kažkokį konkretų tikslą. Ir neutralizuoja blogio galią. Tai jeigu jūs nešiosite tokį talismaną, iš esmės jūs turėtų apsaugoti Dievo vardu. Trečiasis pavyzdys tai yra maulinis antspaudas su liūtu atsisukusiu į skorpioną. Liūtas tai toks kaip galios simbolis, atsisukęs į skorpioną. Ir natūralu, kad skorpionai buvo labai paplitę sausringose islamo pasaulio regionuose. Tad tam buvo kuriami talismanai. Ir prieš talismanus remiantis hadisais, kurie yra legitimus pateisinamai bet kokiems veiksmams, prieš skorpionus buvo leidžiama naudoti užkalbėjimus. Aišku, tie užkalbėjimai ištraukos iš Korano ar Dievo vardai. Ir tuo pat metu, kaip simbolis, skorpionas atlieka apotrofinę funkciją. Apotrofinė funkcija tai reiškia, kad jis saugo nuo blogio ir įveikia visas blogasias galias, įveikia šaitaną.
Ketvirtas pavyzdys, tai yra mažytis štai dešinėje ekranoje pusėje toks kaip pakabukas. Žinosiu, kaip tai nuleisti, tai mielai nuleidžiu. Tai yra vienintelis magiškas kvadratas, kuris amuletuose buvo naudojamas iki 13 amžiaus. Nes būtent nuo sufizmo filosofinės minties suklestėjimo, tai būtų 12-13 amžius, amuletai ir talismanai gauna vis kitokių pavydalų, vis kitokių reikšmių. Tai vat, šitas yra vienas ankstyviausių ir tai pati paprasčiausia talismaninė lentelė, 3x3 dizainas ir vėlgi vertikaliai, horizontaliai, strižai visos sumos sutampa ir kiekvienas skaičius, čia arabiškas skaitmenis, jie turi atitikmenį. Tai čia mes matome dal raidės atitikmenį, kas yra 4, ba raidės, kas yra 2, wow 6 ir hain 8. Ir šio kvadratėlio, talismaninio kvadratėlio savybės buvo laikomos tokiomis galingomis, kad pats pavadinimas būdu, čia tos raidės, kurias aš minėjau, B, D, wow ir H. Būdu įgavo labai simbolinę ir savarankišką okultinę galią. Todėl, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nemokėjo rašyti, nemokėjo pasidaryti talismano, atsirado tiesiog talismaninis šauksmas, ja būdu. Ir aš ten noriu, kad mane saugotų ar kažką. Ir vien šitą frazę, ja būdu, jau savaime veikdavo kaip apsauginė priemonė. Pati populiariausia paskirtis, pati populiariausia būducho paskirtis buvo gydantis nuo skrandžio skausmų, nuo impotencijos, ar net siekiant tapti nematomu, užrašant šitus skaitmenis arba tiesiog ištariant po būdu. Ir kai kurioje literatūroje būduk yra apskritai apibūdinamas kaip savarankiškas džinas, kaip džino vardas, kad neva kviečiamas iš šito džino, ja būduk. Tai, kas kvadratėlis, šita talismaninė lentelė buvo žinoma dar gana ankstyvajame sufizmo laikotarpyje, akivaizdu ir iš Tyros brolių, vadinamųjų Juan el Safa laiškų, kuriuose šį talismaną rekomenduojama naudoti, kai moteris gimdo, kad apsaugotų ją nuo skausmų. Ir viršuje lietuviškai tiesiog nufotografavau ištrauką iš Sigito Gedos ir Jokubausko versto lietuvių kalba Koranų. Tai yra Ayatul Kursi. Šiaip kursi reikėtų versti kaip sostas, bet tai nėra tikslu, todėl kad yra kitas žodis erš. Ir vėlgi čia būtų jau tokia metafizika labai gili, kurią reikia gilintis, tai aš sakyčiau, kad tai yra pjedestalo ajatas. Ajatas tai yra eilutė iš sūros, iš Korano skyriaus viena eilutė. Ir neskaitysiu, nes jūs galite patys paskaityti. Tai toks, šitas ajatas yra traktuojamas kaip, būtent kursių žodis yra traktuojamas kaip kosminis toks pagrindas, atspirtis, jame telpa dangus ir žemė. Tai dieviškosios žinios, dieviškosios valdžios sfera. Ir šis ajatas veikia kaip labai patikima apsauga. Ir šiam ajatui aš atsinešiau pavyzdį. Mes tiesiog su sūnumu užėjom į suvenyrų parduotuvėlę. Ir ten kažką, aišku, vaikas nusižiūrėjo, jam buvo labai įdomu. Ir štai tokį Ayatul Kursi jis gavo kaip apsauginė priemonė ir vos leido man jį pasimti šitą paskaitą, nes sakė, aš dabar liksiu be apsaugos 2 valandas. Tai viena iš talismano formų. Dar, kad taip, kaip man čia dabar. Taip, bandau, taip. Dar įdėjau kelis pavyzdžius iš Picatrix, nes apie Picatrix aš esu nemažai rašęs ir turiu labai daug informacijos, tai tiesiog, kad jums būtų įdomiau, kad nebūtinai reikalaujama kažkokio gėrio ar naudos savo, nebūtinai reikalaujama turtų, vaisingumo ar kad kažko neskaudėtų, bet yra netgi elementariausi praktiniai patarimai. Tai iš pradžių matote 7 planetų figūras ir paskui kaip reikia ten jas išdėlioti, kokias gilias kaip išdėlioti, ką daryti, viskas parašyta ekrane, norint išvaryti
iš namų peles arba norint atbaidyti vabzdžių. Taip, ir tada galime keliauti toliau, dabar jau šiek tiek atsigręžiant į istoriją, kad galėtume išsamiau aptarti, kad talismanai nėra vien tik paprasti žodžiai, kurie užrašyti ant kažkokios lentelės ir savaime įgyja veiksmingumą nieko nedarant. Ir jie nebūtinai gali būti interpretuojami kaip daiktai. Tai yra labai rimtos sufijų filosofijos teorijos. Tai dar grįžtame truputį prie ezoterizmo problematiškumo. Labai norisi man visada paneigti tą tokį vakarietišką poziciją islamo ezoterizmo atžvilgiu, nes ji yra labai vienmatė ir prie to, kaip islamo ezoterizmas lig šiol yra suvokiamas vakaruose, be abejo labai prisidėjo 18-19 amžiaus orientalizmas, kurio atstovai islamo ezoterizmą suvokia kaip išimtinai tik sufizmą, atmesdami izmailizmą, šiizmą ar kitas islamo ezoterinės sroves. Ir jie to sufizmo net nelaikė islamišku. Jiems tai atrodo, kad yra kažkoks atskiras darinys nuo islamo. Problemiškas ir pats sufizmo pavadinimas. Arabiškas žodis tasawuf, tai yra tikrasis sufizmo pavadinimas, yra veiksmažodinis daiktavardis, kuris išvertus iš arabų kalbos reikštų tapimas sufijumi. Ir greičiausiai tai yra aliuzija į tokį idealų tikintįjį, tobuląjį žmogų, ar sufizmo tradicijoje vadinama salika, keliautoja į Dievą. Terminas sufizmas buvo sukurtas orientalistų XIX amžiuje, kai tokio protestantiško mentaliteto paveikti vakarų tyrinėtojai kūrė lyginamuosius religinius konstruktus. Statiškas ir labai aiškiai apibrėžtas religijas, kurios realybėje turėjo mažai ką bendro su kolonizuotų šalių tradicijomis. Ir apie tai savo knygoje The Meaning and the End of Religion, religijos prasmė ir baigtis, daug rašo Kanados islamo tyrinėtojas Wilfredas Cantwellas Smithas. Jis apskritai reflektuoja visus sukurtus izmus, kaip vakarų akademinis pasaulis suteikia pavadinimus toms tolimoms, jiems mažai pažįstamoms religijoms ar teorijoms, tiesiog visur pridedami izmus ir lig šiol akademiniuose diskursuose tai yra labai opus klausimas, nes iš tikrųjų mes sufizmą turėtume vadinti ne sufizmu, o tasawufu. Ir tai yra siūlęs ir turbūt vienintelis labai aktyvus sufizmo tyrinėtojas Lietuvoje, profesorius Algis Uždavinys, apie tai daug rašęs savo knygoje. Nepamirštant, kad mūsų tema balansuoja tarp šiuolaikybės ir tradicijos, sufizmą ir jo tokį dirbtinį išradimą kaip izmą mes galėtume prilyginti šiandienos vadinamajam leibelinimui. Kai žiūrėdami socialinius tinklus ar skaitydami kažkokias naujienas, mes tiesiog klijuojam etiketes, susidarom kažkokius tai vaizdinius, kurie nebūtinai atitinka realybę, mes viską supaprastinam, subanalinam ir mums viskas ima rodytis kaip 2x2. Ir kai ta sudėtinga praktika yra paverčiama etikete, ji tiesiog tampa prekė, labai lengvai vartojama prekė, kaip pavyzdžiui dabar labai populiaru kažkokia tai rytų mistika. Arba rytietiškas mindfulness kursas, ar daugybė visokiausių pavyzdžių, jų tikrai nesunku rasti internete. Bet kai visa tai yra supaprastinama, tai praranda pagrindinės dimensijas. Pirmiausia, disciplina, antra, autoriteto, islamo kontekste tai būtų kaip šeikas, kaip piras, dvasinis vadovas, autoritetas ir svarbiausia etinė dimensija, savitvarda, saviveika, savęs suvokimas ir elgesys pagal savasties diktuojamas normas. Tai ir talismanas lengvai suprekinamas kaip amuletas sėkmei, kaip aš jau ir minėjau, tačiau iš tikrųjų tai yra labai ilgas ir drįsčiau sakyti net nuobodus
kelias iki to įsivaizduojamo Kafo kalno, ant kurio gyvena vienatinis dievas. Tam, kad sufijus iš tikrųjų, aš taip metaforiškai pasakysiu, susitiktų su Dievu, reikia labai daug gilintis, labai daug praktikuoti asketizmą, turėti labai daug žinių ir sugebėti save sutvardyti dvasiškai. Tai dar truputį apie orientalistų primestą etiketę, kad jau paminėjau etiketes, tai orientalistai islamo tradiciją suprato kaip barbarišką, primityvę, nepajėgusią perimti ir suprasti teisingų judeokrikščioniškų idėjų. O šiaip pati sufizmo koncepcija, ji buvo plėtojama remiantis ne kažkokiais moksliniais faktais, tyrimais, analizėmis, o tiesiog dažniausiai Europos keliautojų ar vadinamųjų diplomatų, generolų pasakojimais, kurie, ypač Viktorijos eros atstovai, buvo prisifantazavę daug visokių vakarietiškų, neįgyvendintų dalykų, juos tiesiog prišliejo prie sufizmo ir galiausiai mes gavome kažkokią tokią labai orientalizuotą sufizmo formą, tai yra romantika, poezija, dainos, kažkas labai užliuliuojančio, net pasakiško galima sakyti. Ir jie taip juos ir matė, kaip romantišką judėjimą, atšlietą nuo islamo ir rašė apie apsvaigusius Bagdado gatvių madžnūnus, aš užtai čia ir dėjau ir Indijos fakyrus, ir Persijos dervišus, ir Turkijos Mevlevi dervišus, nes visa tai yra siejama su sufijais. Pati žodžio etimologija tiek fakyras, tiek derviš, tiek sufi yra siejama su neturtu. Pats žodis sufijus šiaip kildamas dar iš Vilnos, dėl to, kad toks paprastas Vilnos apsiaustas paprastai būdavo dėvimas. Bet orientalistai tai labai supaprastino ir matė būtent per šitą romantišką prizmę. Tai šios orientalistinės nuostatos akivaizdžiai neteisingos ir nūdienos mąstytojai jas dažnai sarkastiškai patraukia per dantį. Ir mūsų užduotis turbūt tai paneigti ir aš bandysiu tai padaryti, kalbėdama apie sufijų filosofiją. Tik prieš tai dar norėčiau priminti, kad jau kalbėjau apie tai, kad orientalistai matė tik sufizmą, jie ignoravo kitas ezoterinės islamo sroves. Ir būna taip, kad aš pasakau islamo ezoterizmas, man visi sako, tai sufizmas. Ne, tai nėra tik sufizmas. Tai yra begalė įvairiausių islamo ezoterizmo srovių, pradedant nuo pačių seniausių, nuo šiizmo, nuo izmailizmo, nes šiizmo gnozė ir atšaka, šiizmo atšaka, izmailizmas jau savaime siejasi su ezoteriniu žinojimu, su ezoterinė Korano egzegezė. Visa tai buvo sunkiai suprantama mūsų vakarietiškai, protestantiškai sąmoniai, todėl šios srovės buvo atsietos, bet greta to norėtųsi paminėti, kad ir šiais laikais yra daug islamo ezoterizmo atšakų, kai praktikuojama net ir kompiuterinė numerologija, pasitelkiant visokiausias teorijas ir susikūrusios sufijų ar tiesiog islamo ezoterizmo praktikuotojų brolijos, kurie net ir pasitelkdami šiandienos instrumentarijų sukuria savotiškas teorijas, savotiškas prieigas ir savo brolijos ritualinės praktikas. Islamo ir sufizmo studijų gausėja, bet islamo kaip griežtai legalistinės religijos stereotipas vis dar yra labai gajus. Ir jeigu mes mistinės ir dvasinės praktikas priskirsime laisvamanystei, tai labai temdys mūsų supratimą apie islamą apskritai. Nepraplės, o susiaurins žinias apie glaudų islamo ezoterizmo ir egzoterizmo ryšį. Aš netrukus paaiškinsiu, kuo tie žodžiai yra susiję ir kaip jie kyla vienas iš kito. Ir vienas žymiausių islamo ezoterizmo tyrėjų šiandien Simon Sorgenfrey, mano kolega iš Švedijos, jis apskritai teigia, kad islamo ezoterizmas niekada nebuvo mažo, marginalizuoto lauko ar elito, vadinamojo elito interesas, bet veikiau įvairiomis savo išraiškomis buvo požiūris į religiją, kurio per visą istoriją laikosi didžioji dauguma musulmonų. Tai yra vidinė islamo dimensija, vidinė islamo atšaka,
ezoterizmas. Taip, ir kaip ta vidinė atšaka vystosi, ir kaip ir minėjau, koks santykis tarp egzoterizmo ir ezoterizmo, mus iš karto nuveda į graikiškuosius laikus, nes islamo ezoterizmas išsivystė iš begalės prieš tai buvusių tradicijų. Jį veikė ir ikislaminės, okultinės ikislaminės praktikos apskritai buvo žinomos visame pasaulyje, ir Indijoje, ir Kinijoje, ir Egipte, bet kalbant apie islamą, svarbiausia yra Graikija. Ir čia aš pasirinkau tokią skaidrę, ji vadinasi De Materia Medica, tai lotyniškas graikiško veikalo Periulės Iatrikės pavadinimas, reiškia apie medicininę medžiagą, kurį maždaug 60-70 metais po Kristaus parašė Dioskoridas, graikų gydytojas Romos kariuomenėje. Aš jį įdėjau dėl to, kad paveikslėlėje jūs matote vykstantį alcheminį procesą. Ir čia parašyta, kaip alchemijos būdu yra išgaunamos tam tikros medžiagos, kurios gali pagelbėti žmogui. Tai būtent graikiškasias tradicijas, ne tik alchemijos, bet ir talismaninės, ir filosofinės, ir begalė visokių kitokių racionalių ir neracionalių perėmė ir islamas. Ir čia reikėtų iš karto atskirti, nes mes pamažu žengsime į magijos sritį, kas yra magija ir kas nėra magija islame. Arabų kalba žodis magija yra sihr. Tai seniau magija, iki islaminė magija, kuri buvo nukreipta į kažkokias demoniškas jėgas, į antgamtinės būtybės, islamo laikais jau buvo laikoma haram. Nes tu šaukiesi kitų jėgų negu Dievas. Ir iš karto pažeidi tauhid doktriną, Dievo vienaties doktriną. Bet atsiradus ir plėtojantis islamui, atsirado ir baltoji magija. Tai reiškia, kad norėdamas kažkokios pagalbos, norėdamas paramos, tu pasitelki Dievą. Tu kreipiesi į Dievą ir gali būti kažkokie tarpininkai, gali būti angelai, džinai, bet galutinis visa ko sprendėjas vis tiek yra Dievas. Taigi šiandien yra susikloščiusi tradicija sihr skirstyti į juodąją magiją, kai šaukiamasi ne Dievo, ir į baltąją magiją, išlaikant tą patį žodį sihr. Graikų filosofijos perdava islamui prasidėjo sulig Bagdado išminties namais, kurie minimi ir mūsų renginių ciklo pavadinime, Beitul Hikma, kitaip jie dar buvo vadinami Bagdado didžiąja biblioteka. Tai buvo labai svarbi abasidų viešoji biblioteka ir intelektualinis centras. Ir manoma, kad išminties namai buvo įkurti halifo Harūno ar-Rašido kolekcijų biblioteka 8 amžiaus pabaigoje, arba buvo privati Al-Mansūro sukurta kolekcija, kurioje buvo saugomos retos knygos, rinkiniai. Ir aišku, ten darbavosi begalė arabų mokslininkų, kurie padarė vakarams milžinišką paslaugą, nes tik dėka arabų graikiški veikalai pasiekė vakarus. Jie iš graikų kalbos į arabų kalbą vertė visus iš eilės, kiek tai galėjo apriepti graikiškus veikalus. Tai ten dirbo ir tokie žymus arabų mokslininkai kaip Al-Kindis, Tabit ibn Qura ir daugelis kitų. Taigi iš graikiškų tekstų mes gauname arabiškus variantus. Aišku, niekada negalime atmesti to, kad kažkokia dalis buvo prikurta, kažkokia dalis turbūt pritaikyta islamo pasauliui, bet pagrindas, didžioji dalis tikrai buvo išversta į arabų kalbą. 13 amžiuje Bagdado išminties namai buvo sunaikinti, bet islamo filosofijoje taip ir išliko ir įsigalėjo iš Aristotelio perimtas priežastingumas ir neoplatonikų plėtota vienio doktrina. Ką reiškia vienio doktrina? Vienis tai yra tohen. Tai yra aukščiausioji tiesa, kuri emanuoja, ar kitaip leidžia žemyn tokias emanacijas, už kurių formuojasi realybė. Iki pat materialaus pasaulio. Tai šiuo atveju islamo filosofams neoplatonikų pozicija buvo labai artima, todėl kad islamas yra monoteistinė religija. Ir jiem buvo labai lengva prišlieti savo vienatinį dievą Alachą, todėl neoplatonistinės doktrinos islamo filosofija įsigali ir tampa labai gajos.
Ir būtent iš graikų tradicijos ateina šitas skirstimas egzoteros ir ezoteros. Ezoteros tai reiškia esantis viduje. Dvasinis, vidinis, iš čia kyla ir ezoterizmas, vėlgi tas izmas, tai konstruktas vakarietiškas, ir egzoterizmas, tai kas yra išorėje. Tai egzoterizmą turbūt reikėtų suprasti kaip tokias ortodoksinės praktikas, kaip ėjimas į mečetę, malda, tai kas yra savaime suprantama. O ezoterinis islamo praktikavimas reiškia dvasinį priėjimą prie Dievo. Tai yra tavo dvasinis kelias, tai yra tavo dvasinė tarika. Aš privalau pabrėžti, kad labai sunku surasti arabiškus atitikmenis šiems žodžiams, todėl kad vėlgi tai yra vakarietiški žodžiai. Ir dabartiniai islamo ezoterizmo tyrinėtojai visgi, mes jau esam visi tarpusavėje sutarę, kad mes vartojame terminus batin ir zahir. Tai batin reiškia vidinis, o zahir reiškia esantis išorėje. Ir tokiu būdu, kaip ezoterizmas, arabiškas žodis susiformuoja batinyje. Prieš susiformuojant šiems terminams, batinyje buvo vadinami izmailitai ir tai turėjo tokią gan negatyvią konotaciją, bet dabar jau įsigali ta naujoji forma. Bet pats žodis batin Korane nėra daug vartojamas, yra vartojamas kitas žodis ghaib, kuris reiškia paslėptas, nematomas. Ir tai suteikia dar daugiau problemiškumo šitam klausimui, todėl kad susidaro dvi atskiros koncepcijos, kas yra tas ezoterizmas, kaip jis gali būti suprantamas. Tai šiuo atveju batin yra vidujei esanti paslėpta prasmė, kurią reikia atrasti. O ghaib, kaip nurodo labai žymus šių laikų islamo ezoterizmo tyrinėtojas Markas Sedžvikas, to mes neturime vakarietiškose tradicijose ir tai labai svarbu kažkaip tai suvokti, kad tai yra labiau siejama ne su ezoterinėmis idėjomis, ne ta paslėpta vidinė reikšmė, o su realijomis, su paslaptingomis realijomis, kurių tikslę prigimtį žino tik Dievas. Tai ar kažkam kyla minčių, kokios tos realijos galėtų būti? Jų prigimtį žino tik Dievas, vadinasi, jų negalima ginčyti. Ir į šią kategoriją papuola džinai, angelai, įvairūs demonai, rojus, pragaras. Tai, kas yra neginčijama, nes taip yra paskelbta Dievo. Ir tai yra priimama kaip tiesa. Tai toks būtų skirtumas tarp ghaib ir batin. Todėl ezoterizmo atveju mes ghaib vartoti negalime. Grįžtant prie šiuolaikinės perspektyvos, būtent prie šių dienų technologijų vartotojiškumo, tai kaip gali suskambėti kaip alternatyva mūsų įpračiui viską paversti skaidriu, išmatuojamu, savaime suprantamu, labai lengvai prieinamu. Ir moderni kultūra dažnai elgiasi taip, tarsi viskas būtų akivaizdu. Tarsi viskas yra čia, dabar, materija, matoma ir patikrinama. Tai arabiškas terminas ghaib mums nustato ribą ir primena, kad ta riba egzistuoja. Yra tokių realybės aspektų, kurių negali hekinti. Tu gali jais tik tikėti, jais pasikliauti. Ir juos reikia priimti kaip esančius ir jų net nebandyti kvestionuoti. Tai tokia būtų ghaib pamoka šiuolaikybei. Ir keliaujant toliau, nes laikas nebejoju tirpsta, aš iš karto noriu pabrėžti labai svarbų laikotarpį islamo ezoterizmo vystymosi istorijoje, kad viduramžiais įvyksta esminė okultinių praktikų ir filosofinės minties akcentų kaita. Jeigu nuo 8 iki 12 amžiaus iš esmės sufizmo atstovai ar islamo ezoterizmo filosofija orientavosi į gamtos filosofiją, kuri buvo perimta iš Aristotelio priežastingumo, tai nuo 13 amžiaus okultinės praktikos, okultinės doktrinos jau yra integruojamos į mistinės filosofinės sufijų doktrinas. Ir šis epistemologinis ar pažintinis posūkis yra ypač akivaizdus Al-Kurtubio, Supravardžio, Albūnio ir Ibn Arabio filosofijoje, kur magija ir okultiniai mokslai
yra nebe tiesioginės gamtos objektų reikšmės, nebe tiesioginės kažkokios neva esančios okultinės savybės, o tokie subtilūs tikrovės lygmenys, kuriuos reikia pažinti tam, kad tu galėtum suvokti jų reikšmę. Ir tokiu būdu iš iki islaminių tradicijų išsivysčiusios maginės praktikos, talismanų, amuletų, raidžių mokslas, gematrija, ilgainiui tampant neoplatoniško amenocionizmo pagrindo išaugusios islamiškojo sufizmo kosmologijos, epistemologijos ir ontologijos dalimi. Tai vienas ryškiausių procesų šioje permainoje yra būtent talismano sampratos pasikeitimas, talismano sampratos kaita. Talismanas tai pagrindinė žmogaus ryšio ir sąveikos su transcendencija instrumentas ir nuo 13 amžiaus jį jau aprėpė esmines sufijų plėtotas slaptaraštinės formas. Į filosofiją, nebe į praktinį suvokimą, o į filosofinį suvokimą yra įtraukiama ezoterinė Korano egzegezė, raidžių mokslas, numerologija. Ir jeigu iki tol fizinėme talismano pavidale kažkokie tai įrašai iš Korano ar Dievo vardai reiškia tiesiog papildomas maginio instrumento jėgas, tai filosofija tai jau yra ontologinės, metafizinės ir epistemologinės sąvokos. Čia skamba labai moksliškai ir sudėtingai, bet netrukus mes suprasime, ką tai reiškia. Ir dar labai norėčiau pabrėžti Constant Hames ir Pierre Lori apibrėžimą, kaip jie suvokė talismaną, nes jie lig šiol labiausiai cituojami autoriai šiame kontekste. Jie teigia, jog talismanai yra idėjų ir veiksmų keičiančių natūralią eigą visuma, glaudžiai besisiejanti ne tik su sufizmo, bet ir su islamo filosofijos raida apskritai. Visgi išlieka nemažai darbų, kur talismanas lig šiol yra vartojamas kabutėse, ypač jeigu rašo bent kiek su islamu susiję mokslininkai, nes jie vis dar bando kažkaip tai apsisaugoti nuo ortodoksijos puolimo. Ankstyvosios talismanų naudojimo praktikos nuo iki islamų skiriasi tuo, kad, kaip jau ir minėjau, amuletais ir talismanais ar kitais įdvasintaisiais laidininkais buvo kreipiamasi į Dievą. Ir šiuo požiūriu jie labai skiriasi nuo bizantiškų, romėniškų, ankstyvojo Irano ar kitų talismanų naudojimo tradicijų, kur buvo orientuojamasi į demoniškas jėgas ar net mirusiųjų dvasias. Tai islame yra griežtai haram ir tai yra juodoji magija. Ir talismanų užgimimas, ypač veikiant astrologijos ir alchemijos mokslams, prasideda su Abu Mašaru maždaug 8 amžiuje su Alkindžiu, kurie ypač pabrėžia astrologijos reikšmę ir teigia, kad žvaigždės yra savotiški spinduliuotuvai. Ir jie tarsi iš platoniškų idėjų pasaulio šviečia žemyn ir nulėmė visą tai, kas vyksta materialiajame pasaulyje. Tai yra priežastinis veiksnys. Jie vis dar yra prisišlieję prie Aristotelio priežastingumo. Tai tuo pačiu reiškia, kad žmogus, nepamirškim, kad pavadinime ar aprašyme aš minėjau homo magus, kad žmogus, suprantantis šių spindulių veikimo principus, gali suvokti ne tik esminius tikrovės pasireiškimo ir veikimo aspektus, bet ir naudodamas tam tikras priemonės juos veikti. Homo magus išvertus iš lotynų kalbos tai yra žmogus magas, žmogus burtininkas. Tai viena iš tokių priemonių ir tampa tilesim, talismanas, bei yra kelios arabiškos žodis talismanas formos, tai aš pasirinkau šią. Talismanas ir padeda įminti žemiškasis ir dangiškasis paslaptis. Ir vėlgi, neapsieisime be graikų kalbos, žodis talismanas yra skolinys iš graikų kalbos, prasideda nuo veiksmažodžio teleo, tai užbaigiu, atlieku apeigą ir vėliau moksliniuose darbuose yra aiškinama, kad inicijuojuosi arba esu inicijuojamas, kas vėliau virsta daiktavardžiu telesma, užbaigimas, religinė apeiga, iniciacija ir galų gale
tilesim pasiskolina arabai, arabiškas žodis reiškiantis talismaną. Parašiau, ką apie tai mano Algis Uždavinys ir skaidrėje jis tai lygina su graikų siuntema, kas reiškia paslapti ženklas, nors tuo pačiu pateikia ir du kitus pagal klasikinę tradiciją nusistovėjusius vertimus. Henrio Korbino Leteurgy. Tai vėl teos ergos, Dievo darbas, Dievo veikimas. Ir Jano Richardo Netono, irgi žymaus islamo tyrinėtojo, vartoto terminą talisman. Tai šiuo atveju terminas teurgija būtų greičiau dieviškojo veikimo vieta, apraiška, o talismanas yra artimiau tai tikrai islamiškai prasmei. Labai įdomus vokiečių vertėjo Helmuto Riterio, jis išvertė žymų į Hayatul Hakim, dar žinoma kaip Pikatrix, kurį aš jau minėjau, į vokiečių kalbą. Jis remdamasis Al-Kurtubio pastebėjimais aprašo, kad žodis tilesim, jeigu mes jį apversim arabų kalboje iš kitos pusės, atitiks žodį musalat. Ir žodis musalat reiškia tai, kas įgaliota kontroliuoti kažką kitą. Tai čia irgi išvelgiamas tam tikras slaptumo, iniciacijos aspektas labai svarbus islamo ezoterizmui apskritai. Tilesim ir musalat. Tokia galia pasiekiama tik įdedant į materialų daiktą dangiškas paslaptis, kitaip tariant, turint pakankamai astrologinių žinių ir gebant planetų bei žvaigždžių jėgas nukreipti į tą daiktą. Ir čia norėtųsi pacituoti persų alchemiką Džabir bin Hayyan, kad žinios apie dangaus kūnų santykius yra talismanų gamybos pagrindas, nes jie, dangaus kūnai, skleidžia jų skliausteliuose talismanų poveikį. Ontologinė prasme talismanas transliuoja savo valdytojo galias ir atveria palankės kilsmo į būties slėpinius trajektorijas. Jau minėtasis Harano mokslininkas Stebitas Ibn Kūra tvirtino taip. Aristotelis teigia, kad kas studijuoja filosofiją, geometriją ir bet kokį kitą mokslą, neturėdamas nuovokos apie astrologiją, to tyko nesėkmė, kadangi talismanų mokslas yra tikslesnis už geometriją ir gilesnis už filosofiją. Pats daiktas ir laidininkaškas jo poveikis yra tik jo galios sferos širdis ir ją reikia tinkamai išplėtoti, kol galiausiai pats mokslininkas, alim, arabiškas žodis mokslininkas, tampa magu, magas tampa išminčiumi, hakim, o vėliau ir angelu. Kiek vėliau po astrologijos mokslų plėtojimo pradeda rastis intelektualusis ezoterizmas ir jis islamo filosofijos kontekste iškyla pirmiausia su Ikhwan el-Safa, Tyros brolių laiškais, Rasail Ikhwan el-Safa, kurie rašo, kad įgyjant ezoterinių žinių būtina, kad besimokantysis pasiektų žmogiškąjį tobulumą, tai yra po mirties įgautų angelišką pavidalą. Tai vėlgi atliepia tai, ką aš ką tik sakiau apie Sabit ibn Qura, apie jo citatą. Pati didžiausia magija, anot Tyros brolių, suderinus vidinės paskatos ir dangaus kūnų konfiguracijas, talismanu paversti save patį. Tu pats tampi talismanas. Tai nebe objektas, nebe materialus daiktas, o tu pats tampi talismanu ir turi kūną visiškoje darnoje su siela, vienijama išminties hikma. Toliau intelektualusis ezoterizmas plėtojasi Maslam al-Kurtubi mintyje, tai vėlgi žymusis Pikatrix autorius ir niekas man nesako, kiek čia to laiko liko, jau jo ir neliko, bet aš dar kalbėsiu. Gerai. Tai kadangi aš noriu parodyti, kaip vyko filosofinio talismano supratimo evoliucija, tai aš gal Kurtubį tiesiog labai trumpai apibūdinsiu, kad kadangi tai dar tik 10-asis amžius, dar čia ta pirminė skirtis, kai aš minėjau, kad remiamasi Aristotelio priežastingumu. Tai Al-Kurtubio veikale yra remiamasi astrologija. Ir būtent žvaigždės, būtent planetų išsidėstymai lemia tai, kas vyksta Žemėje.
Išminčius privalo išmanyti, puikiai išmanyti astrologijos mokslus, turi puikiai išmanyti visų gamtos objektų savybės, kad galėtų sukonstruoti kažkokį talismaną ar užkeikimą, kuris galėtų veikti. Bet čia aš neįdėjau Al-Kurtubis, o gal ir dėjau, neįdėjau, bet tiek to, tebūnie šią skaidrę. Bet Al-Kurtubis savo veikalą pradeda paneigdamas tai, kad jis orientuojasi į planetų galę ar į materialių daiktų galę, jis iš karto pradeda, kad vardan Dievo, maloningojo, gailestingojo, visa tai, kas vyksta šiame pasaulyje, yra veikiama tik Dievo ir priklauso Dievui. Ir žodis Allah jo tekste nuolat kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Aš kalbu apie graikišką, apie pradinį jo variantą. Mano manimu, Hayatul Hakim yra pamatinis islamo talismanijos tekstas. Ir Al-Kurtubis į talismanus žvelgia per techninio tikslumo prizmę, pabrėždamas dangaus konfiguracijų ir materialių atitikmenų reikšmę. Vienas žymiausių Al-Kurtubio tyrinėtojų, kolega iš Jungtinių Amerikos valstijų, Matthew Melvinas Kuškis, apibūdina Al-Kurtubio požiūrį kaip pragmatišką ir techninį. Taip ir yra iš tikrųjų. Nes Al-Kurtubis astrologiją pavertė praktiniu mokslu, padedančiu manipuliuoti kosminėmis jėgomis, o iš spekuliatyvaus mokslo pavertė ją taikomuoju kosminių manipulacijų menu. Tai išvertus į paprastą žmonėms suprantamą kalbą, Al-Kurtubis teigia, kad perkandus astrologijos žinias, perkandus gamtinių objektų savybės, įmanoma įminti dangiškasias paslaptis ir jomis manipuliuoti. Ir magus, non-magus aspektas čia tampa labai svarbus, nes praktikas, išminčius, magas, sufijus, ezoterizmo praktikuotojas šiuo atveju turi turėti plačių žinių apie planetas, ženklus, apie mėnulio buveines, išmanyti įvairių gyvūnų, augalų, mineralų savybės atitinkančias dangaus kūnų galias. Magas taip pat naudoja simbolinį raštą, naudoja simbolius ir iš to formuoja savotiškas sigilės. Aš jau rodžiau ten kažkur ankstyvoje skaidrėje, kaip visokie brūkšneliai ir gale ten tokie kaip rutuliukai. Iš tiesų tai yra labiau būdinga vėlyvesniai vakarų tradicijai, nes Hayatul Hakim parašymo metu iš esmės nesulaukė jokio dėmesio. Jis suklestėjo tik tai 15 amžiuje, kai buvo išverstas į lotynų kalbą. Ir be abejo, perrašinėjimo tradicija visą laiką yra problemiška tuo, kad ne tik perrašoma, bet ir prirašoma ir prikuriama. Tai sukelia tam tikrų problemų, nes palyginus arabišką ir lotynišką tekstus aš ir pati matau nemažai neatitikimų. Visgi sigilės atitinka, tik jos šiek tiek modernizuotos jau 15 amžiaus kontekste. Kasgi vyksta vėliau? Praeina geras amžius ir Šichabadinas Suhravardis pradeda aiškinti filosofiškai per savo filosofiją, kuri vadinama išrakistinė filosofija, verčiama kaip rytų filosofija, nušvitimo filosofija ar saulės tekėjimo filosofija. Ši filosofija išsiskiria apskritai iš visos islamo filosofijos konteksto, išsiskiria tuo, kad ji yra grįsta šviesos gradacija. Dievas yra ne šviesų šviesa, yra aukščiausioji šviesa. Ir tada, kaip ir neoplatonizmo emanacijoje, prasideda tam tikri šviesos lygmenys. Ir kuo arčiau ta šviesa žemės, tuo jinai yra blyškesnė. Koks yra žmogaus tikslas? Žmogaus tikslas iš tos tamsos tvirtovės išsiveržti ir patekti į kuo aukštesnius šviesos lygmenis. Taigi Suhravardis, pasitelkdamas išrakistinės teorijas, aiškina, jog žmogus vienintelis iš žemiškųjų kūnų gali užmėgsti ryšį su aukštesniosiomis šviesomis. Aš gal citatų neskaitysiu, nes jos yra skaidrėje, jūs galite paskaityti. Jis kalba apie tai, kad tuos nušvitimus yra patyrę ir ankstesni išminčiai, kai dar nebuvo monoteistinių religijų. Jis mini Hermį, Platoną, Agatodaimaną ir kitus išminčius. Ir tiesiog siūlo gilintis į ezoterinės doktrinas, semtis išminties ir bandyti perkasti tas paslaptis.
Talismanas su pravardžiu yra galutinė savasties technologija, tai yra galutinis žmogaus siekis. Ir būtent su pravardis pagarsėja savoka etilsam al-bashari. Bashari tai yra tokia senovinė forma, arabiškas žodis reiškiantis žmogų. Ir išvertus iš arabų kalbos tai būtų žmogiškasis talismanas. Ne savo pagrindinėme veikale, kuris vadinasi nušvietimo filosofija, bet kitose, na čia labai ilga istorija, ten tokie trumpi aprašymai ir dėl autorystės lig šiol ginčijamasi, bet pateikiama labai daug įrodymų, kad tie tekstai priklauso būtent šiam supravardžiui, nes dar buvo kitas mąstytojas supravardis. Ir ten yra toks įrašas. Skaityk savo įrašą, o žmogiškasis talismane, ajuha tilsam al-bashari, nes tikriausias tavo įrašas esti Dievo lentelėje. Pašlovink Dievą, kai didysis šviesulys, saulė, yra viename iš horizontų ir nuoširdžiai atlik zikrą, nes zikro stotelės liudija padėjėjai. Taigi, kalbėdamas apie žmogaus santykį su šviesa, supravardis pasitelkė dvi metaforas. Vienas tai iš jų yra šventikla, haikal, o kitas yra sisija. Ir sisija reiškia tvirtovę. Ir supravardžio filosofijoje virtimas talismanu yra išėjimas iš tvirtovės pančių ir virtimas aukščiausia šventyklos forma. Vadinasi, tu eini vis aukščiau ir aukščiau šviesos. Taip, supravardžio filosofija yra labai labai metafizinė. Ir talismano samprata čia tikrai labai sumetafizinta. Turbūt nesiplėsiu, ką apie tai sako mokslininkai, nes dar norisi pažvelgti ir į kitus mąstytojus ir galbūt čia talismanas jums vėl truputį sugrįš į realistiškesnį pavidalą, nes jau kas, bet Albūnis tai tikrai yra talismanų meistras, legenda, žvaigždė, popstar, ar kaip čia jį pavadinti šiuolaikiniuose kontekstuose. Iki pat dabar daugumą Albūnio Šams al-Marif, išminties saulė išvertus iš arabų kalbos, reiškia šis pagrindinis veikalas laiko grimoaru. Nors vėlgi tą grimoaro etiketę prilipdė perrašinėjimo tradicija ir pradinis veikalas buvo parašytas tiesiog kaip sufijų enciklopedija, su labai konkrečiais praktiniais nurodymais, kaip reikia elgtis su raidėmis, su Dievo vardais, su skaičiais, kaip jas interpretuoti, kokios yra jų vertės. Ir labai svarbu pabrėžti, kad Albūnis buvo dar ir matematikas. Todėl jo filosofijoje viskas yra skaičiuojama pagal labai griežtus matematinius atitikmenis. Ir čia galima pristatyti trumpai ir tą abdžatą, abecelinę skaitmenų sistemą. Aš įdėjau čia kelias lenteles ir jūs matote, aš jau prieš tai minėjau, aiškindama bduf, kokią vertę turi kiekviena arabų abecelės raidė. Tai, sakykime, jeigu yra kažkoks vardas, jis yra užrašomas skaičiais ir paskui sudaromos lentelės su tam tikrais išsidėstymais, turi tos vertės atitikti, vėlgi turi veikti atitinkamas planetų išsidėstymas, kad talismanas įgytų savo galią. Ir Albūnis irgi kalba apie tai, kad ne tik praktinis talismanas gali veikti, bet ir žmogus savyje sudėstydamas skaičiukus ir sudėstydamas į vietas visų planetų veikimus, jis irgi gali daryti paveiką. Jis gali tapti laidininku tarp dangiškojo ir žemiškojo pasaulio. Galima labai greitai tiesiog, kad būtų aiškiau, suimprovizuoti būniško talismano gamybą, nes pats populiariausias apsauginis ir laimę nešantis talismanas yra siejamas su Jupiteriu, o Jupiterio raidė, kaip čia, paskui gal užsiminsiu apie tą skaidrę, Jupiterio raidė, kaip matome, yra dal. Ir jeigu mes konstruosime talismaną, tai nebus tik tai įrašymas dal raidės ir atitikmens 4. Tai nebus skaičius 4. Raidę dal, kaip jinai yra tariama arabų kalboje, mes dar dalinsime į D, A ir L. Ir tada žiūrėsime kiekvienos iš tų raidžių skaitinę vertę. Ir pagal tai konstruosime arba wafq arba budu. Priklausomai nuo to, kiek dangelių bus mūsų talismane ir kokią galią jisai turėtų. Tai dal yra žemės raidė, jos skaitinė vertė 4, o jeigu suskaičiuosime D, A ir L, gausime 3 skaitinius vienetus. 1, 4 ir 30. Vat, kad nemeluoju, galite vėl sugrįžti prie tos lentelės. Alif, lam ir dal.
Galutinis skaičius gaunasi 35. Taigi talismaninis kvadratas būtų konstruojamas skaičiaus 35 pagrindu ir paprastai greta talismaninės lentelės yra dar užrašomi Dievo vardai, pavyzdžiui, Al-Muhaimin, saugotojas, Al-Hafiz, gynėjas, suderinamos planetos ir esant palankiam jų veikimui, sujudinamas Dievo aktyvumas ir talismanas įgyja prašomą galę. Praleista skaidrė, dar aš truputį noriu aptarti, kad dabar kaip tik užsiminiau, kad Dievo vardai, tai Dievo vardai irgi yra labai svarbus talismano gamyboje, jų iš viso yra 99 ir jeigu kam teko čiupinėti islamišką rožančių, ant jo paprastai būna 99 karaliukai, iš kurių kiekvienas reiškia gražiausią Dievo vardą. Ir 100 karaliukas yra aukščiausias Dievo vardas, jisai nėra įvardyjamas kažkokiu tai atskiru pavadinimu. Tai irgi yra vienas iš pagrindinių islamo gamybos ingredientų. Čia tiesiog pavyzdys, kaip ir minėjau, kad talismanų gali būti įvairių, tai talismaniniai marškiniai su 99 Dievo vardais. Taip pat norėtųsi paminėti dar ir tokią įdomią savoką Misan al-Huruf, raidžių pusiausvyrą. Čia turbūt ne Albūnis išradėjas šitos teorijos būtų Džabir bin Hayyan, kuris mirė 815 metais ir jis teigia, kad kiekvienas daiktas, kiekvienas materialus objektas yra paaiškinamas ir instrumentalizuojamas per raidžių pusiausvyrą. Jeigu mes atrasime tinkamas raides ir tinkamus skaičius ir jas subalansuosime, tas daiktas gali įgyti galių. Bet tam reikalingas yra išminčiaus išmanimas ir pakankamas intelektualumas. Visgi Albūnio patarimai kai kuriuose vietose gali sukelti abejonių, kai jis žartas patarimais, kaip ką daryti, kad tave pamiltų moteris, kaip sunaikinti savo priešą, kas jau yra prieš islamišką moralę, eiti ir naikinti, tai iš tikrųjų tai yra tiesiog neteisingos interpretacijos, nes islamo ezoterizmas, o ypač talismaninė tradicija yra linkusi į labai griežtą slaptumą. Egzistuoja brolijos, kurios turi savo taisyklės. Beveik visuose veikaluose, kuriuos aš čia šiandien miniu, yra rašoma, kad ši knyga neskirta profanui ir gėda tam, kuris drįs šios knygos turinį atskleisti tam, kuris nevertas gauti šias žinias. Todėl, kad neteisingai suinterpretavus ar neteisingai atlikus tam tikrus ritualus ar operacijas, galima tiesiog iššaukti blogasis jėgas ir sulaukti netokio visai rezultato, kaip tikimasi. Ir vienas iš pavyzdžių, tai yra talismanas. Čia yra lygiai tas pats talismanas, tik iš skirtingų rankraščių. Ir kuo jis klaidina? Čia yra pateikiama raidė, vėlgi ta pati raidė Dal, siejama su Jupiteriu, ir vienoje pusėje yra pateikiama veidrodiniu principu. Tas žmogus, kuris neišmano visų šių niuansų, jis niekaip nesugebės perskaityti, kas tai yra. Lygiai taip pat, kaip aš vakar ruošdama skaidrės, su vienu talismanu vargau iki pat ankstyvo ryto, nes niekaip nesugebėjau suprasti, kodėl ten yra vartojamas skaičius 3, o galiausiai paaiškėjo, kad pagal abjad sistemą tas skaičius yra siejamas su tam tikra raidė ir tada dar randasi begalinė seka visokiausių interpretacijų, kol galiausiai aš radau tą galutinį skaičių, kurį tai reiškia. Ir man suėjo galai. Tai tas slaptumas yra tikrai labai gilus ir aš nesiryščiau niekada teikti, kad aš tai perkandu ar kada nors perkasiu, bet tokių pavyzdžių yra labai daug. Ir pabaigai apie talismanijos evoliuciją Ibn Arabio pavyzdys. Ibn Arabis vėliausiai rašęs iš mano čia aptartų filosofų. Savo žymiausiame veikale Futuhat al-Makija, Mekos atvertis, būtent ir rašo pačioje pradžioje apie raidžių mokslą ir paslaptis. Nes anot jo pažinimas negali prasidėti nuo nieko kito nei žodis. Kūrinyje yra Dievo kalba prasidedanti įsakymų būk, kun. Dievas kuria pasaulį žodžiais, žodžiai sudaryti iš raidžių, todėl arabų abėcėlės raidės yra tarsi šių esminių raidžių, iš kurių sudaryta kūrinyje atvaizdai ir simboliai. Už raidžių, geometrinių figūrų, talismanų ir magiškų kodų slepiasi viena esminė tiesa. Kuo gilesnis ezoterinis pažinimas, tuo lengviau pasiekiamas
Dievo artumas. Ir talismanai Ibn Arabis savo filosofiją supranta pagal tai, ką aš jau aiškinau šiek tiek anksčiau, kaip musalė, tai, kas įgaliota kontroliuoti kažką kitą, bet tuo pačiu viename iš skyrių jis apie talismanus kalba dvejopai. Jis kalba apie talismanus kaip apie šydus, kuriuos Alachas uždeda neišmanėliams tam, kad jie nedrįstų, kol nepasiekė atitinkamo lygio, brautis į ezoterinę tikrovę, kad jie neturėtų prieigos į dangiškasias paslaptis. Ir tik darbas su savimi, moralė, etinis nusiteikimas, intencija, ketinimai, tik tai gali pralaužti tą šydą ir leisti žmogui skverbtis toliau į šviesą. Iš kitos pusės, Ibn Arabis irgi kalba apie žmogų kaip talismaną, ir tai jau yra visai kitokia talismano koncepcija, tai yra labai artima savokai insanul kamil, paprastai kaip yra įvardyjamas pranašas Mohamedas, bet insanul kamil, islamo ezoterizmo kontekste dažnai įvardyjamas ir sufijus, kuris jau pasiekė tą artumą su Dievu ir pats tapo laidininku tarp Dievo pasaulio ir žemiškojo pasaulio. Kitaip tariant, mikrokosmas ir makrokosmas turi laidininką, kuris gali transliuoti iš aukščiau žemyn. Ibn Arabio filosofija yra be galo sudėtinga, čia būtų galima turbūt kalbėti dar daug valandų apie tai. Turbūt aš jau praleisiu labai plačią mintį apie tarpinį pasaulį, alam al-misal, kuriame ir egzistuoja visos tos formos, imaginalinės formos, ir čia jų nereikia suprasti kaip fantastinių, kaip įsivaizduojamų. Jos yra kaip vaizdinės formos, kaip pakibusios formos. Na, čia labai sudėtingi tokie filosofiniai konstruktai, tad gal tiesiog būtų galima aiškinti, kaip aiškina Algis Uždavinys, kad tai yra tam tikra riba, tam tikra tarpinė stotelė ar sąsmauka tarp makrokosmoso ir mikrokosmoso, kur pakilio sufijus jau yra toje stadijoje, kai jis virsta žmogumi talismanu. Na, čia aš galvojau, kad aš greičiau suspėsiu viską papasakoti, tai tik tai dar norėjau pridurti, kad visos tos praktikos, mistinės, ezoterinės praktikos ir šiandienos yra niekur nedingusios. Ir atrodo netgi tai, ką mes pavadintume šamaniškomis praktikomis, jos yra lig šiol praktikuojamos beduinų bendruomenėse, berberų bendruomenėse. Tos bendruomenės turi savo išminčių. Jis yra vadinamas fukara, ir tai yra gydytojas, dvasinis vadovas, mokytojas, kuris turi prikaupęs labai daug žinių, išmano visų gamtos objektų savybės, jas sugeba pritaikyti, todėl gali žmonės gydyti, gali paveikti sąmonės būsenas ir aišku, jis tą paveiką daro per savo paties transą. Jisai pasineria į transo būseną ir per tą būseną transliuoja tą paveiką sergančiajam ar kažkam, kas atėjo prašyti jo pagalbos. Tai iš tikrųjų konceptualiai labai siejasi su talismanu. Aišku, labai daug lemia ir visokios ritualinės praktikos, kaip būgnų mušimai, specialus kvėpavimas, iliuzijų kūrimas ir galbūt todėl tai atrodo labai šamaniška, bet iš tikrųjų tai turbūt visos pasaulio ezoterinės praktikos yra sinkretinės. Ir mes neišvengiamai, bet kurioje praktikoje atrasime kažkokį tai paveldą iš ankstesnių tradicijų, kažkokias įtakas, kurios buvo pritaikytos būtent tai konkrečiai vystomai tradicijai. Taip, šitą jau praleisime ir dar jau visai pabaigai Didžiojo Lazharo, imamo Lazharo universitetas ir kaip labai svarbi religinė institucija yra įsikūręs Kaire ir dabar didysis Lazharo imamas yra Ahmed Abtajib. Tai čia tiesiog internete radau, kad kažkas paklausė apie vieną iš veikalų, ar tiesiog ar ten galima astrologiją pasikliauti ar kažkuo, ir atsakymas buvo, kad senovės ir šiuolaikiniai mokslininkai teigia, kad tai, kas vadinama lentelių, talismanijos, astrologijos ir magijos mokslų, yra klaidinga, yra haram. Nors dar galėčiau rasti daug fatvų, kur sakoma, kad jeigu
atrasite originalų tekstą ir ten nebus prierašų apie visokius burtus magijas, kurias prirašė perrašinėtojai, tai galbūt labai jūsų ir nesuklaidins. Tai pozicija yra tokia gana dviprasmiška, bet Maritana neleis man pameluoti, kad dviprasmiškų pozicijų islame yra labai daug. Ir alkoholio vartojimo, ir visokiais kitokiais klausimais. Tai pabaigai išvados ir jeigu trumpai, tai islamo talismanija, tas talismano virsmas nuo paprasto kažkokio lapelio su įrašu, nuo akmens, nuo amuleto, tiesiog nuo materialaus daikto iki susikoncentravimų į žmogaus vidų turėjo labai didelę įtaką universalizmo, humanizmo idėjoms, kurios vėliau suklestėjo vakarų renesanse. Ir vėlgi, tas sinkretiškumas, tradicijų perėmimas kažko iš vienos į kitą yra akivaizdus, todėl kad dabar jau tiesiog yra vardyjami vakarų renesanso mokslininkai, kurie akivaizdžiai yra perėmę mano vardytų mąstytojų idėjas. Tai, na, tas teorinės išvadas turbūt praleisiu jau iš paskaitos, aišku, kad talismanas gali būti ne tik daiktas, kuris veikia, bet ir pats žmogus, kuris pasiekia savo būties tyrumą. Ir pabaigai tiesiog taikydamasi prie mūsų šiųmetės temos, norėčiau suformuluoti Sufijų life hackų santrauką vienu tokiu trumpu takeaway. Gal ne visi žino tą žargoną internetinį, tai tiesiog tokia trumpa pagrindinė žinutė ar esmė. Tai pirmiausia yra zikr, savęs sugrąžinimas, prisiminimas, kas tu esi, toks dėmesio sukoncentravimo mygtukas, ne tik malda, bet ir nuolatinis reset. Atstatyti save, kad tu nenukryptum nuo savo paties šaknų. Antras, talismanas kaip materializuota intencija. Ne magija vietoj Dievo, o ketinimo, nusiteikimo, tikėjimo ir krypties objektas. Tu žinai, kur eini, kodėl eini ir kaip tu link to eini. Ir barzak, arba ta mano minėtoji sąsmauka, ta buva, kur žmogus pasiekė talismaninį statusą, kaip interpretacijos disciplina. Ką reiškia interpretacijos disciplina? Tai reiškia, kad reikia išmokti gyventi tarp matomo ir nematomo, nepuolant nei į naivų materializmą, nesubanalinant visko, nei į visiškai nepagristą tikėjimą, kad viskas šiame pasaulyje yra magija. Tai būtų moderniai skambantis, bet tradicijos neišduodantis ilgalaikis life hackas. Praktika, kuri treniruoja žmogų tapti mažiau vartojančių, impulsyviai veikiančių ir mėginančių apeiti tai, kas neišvengiama, o labiau suderintų su tiesa, hakika, kartu nepametant ir šariato kelio. Nežinau, ar supratot paskutinį sakinį, bet esmė ta, kad reikia nepamesti dvasinio pasaulio ir tuo pačiu stengtis išlikti racionaliame kelyje. Mizan al-huruf, raidžių balansas. Taip pat ir balansas gyvenime. Tai labai ačiū, atsiprašau, kad aš čia tiek užtrukau ir